Tai laba diena visiems, su kuriais dar nespėjau pasisveikinti. Iš tikrųjų, atviros durys man visuomet buvo labai artima metafora. Visuomet jinai buvo labai prasminga. Na, pirmiausia, tai yra atvirumas kitam, kitaip mąstančiam ir kartu drąsa nebijoti parodyti, kas slepiasi už tavųjų durų. Man atrodo, jeigu aš teisingai prisimenu, net ir renkuosi mokyti atranką, kai reikėjo rašyti esė, aš rašiau, kad mano svajonių mokykla tai yra mokykla, kurioje nėra durų. O nuo ko viskas prasidėjo? Taigi, 13 metų rugsėjo 1 dieną aš gavau 2 klases ir neformalaus ugdymo etnografinį projektą. Kaip jūs galvojate, kokias klases gauna naujas mokytojas? Na, jeigu prieina prie tavęs direktorius ir sako, na, čia mes keičiame krūvį, perskirstindama, čia visą kitą, kokios klasės norėtum atsisakyti? Na, tai turbūt kažkas panašaus būtų į tai. Tai klasė, su kuria gal sunkiau sekasi sutarti, gal klasė, kuri nėra tokia motyvuota, kurios akademiniai pasiekimai netokie aukšti. Kai pamačiau šitą paveikslėlį, aš ilgai kvatojau. Ir ne dėl to, kad realiai visa tai yra realybė, bet kad iš tikrųjų bent jau 6 elementai būdavo kiekvienoje pamokoje. Ir per 2 metus pavyko pamatyti transformaciją. Ir šiandien norėčiau pasidalinti vienos klasės istoriją. Ir ne visada jie stovi tokiame darniame rate, ir pakutena vienas kitą, ir pašnaibo, tačiau tai jau yra ratas. Tačiau tai jau yra pokytis. Ir kalbant apie savo kelią ir apie drąsą atverti duris, pirmiausia, man reikėjo išdrįsti atverti duris mokiniams. Ką reiškia atverti duris mokiniams? Na, jie ir taip jau viduje, ar ne? Jie ir taip jau klasėje, jie ir taip su tavimi. Įgalinti juos. Tikėti, kad jie gali ir tikėtis iš jų daugiau. Eiti šalia. Ne prieš akį mojuojant vėliavą, ne iš galo stumti, o tiesiog eiti šalia. Būti kartu visuomet ir tuomet, kai linksma, ir tuomet, kai liūdna. Nebijoti ir juoktis, ir verkti. Ir nenurodinėti. Konsultuoti, pasiūlyti. Trimestro pabaigoje mokiniai rašo motyvacinį laišką mokytojai. Na, tai yra jų galimybė suteikti man grįžtamąjį ryšį, pasisakyti, įvertinti savo nueitą kelią. Ir paprastai tai yra susiję su tam tikrų paskatinimu ir laiškos, kurį norėčiau jums paskaityti. Tai buvo 1 trimestro laiškas vieno vaikino ir prizas buvo kelionė pas mokytoją į namus vakarienės ir bilietai į spektaklį. Aš noriu šito laišku pasidalinti labiausiai dėl to, kad jis sakė, aš nepretenduoju į šitą prizą. Gerbiama mokytoja Julija, aš jums rašau dėl kelionės pas mokytoją į namus. Aš šį trimestrą pasiekiau labai gerų rezultatų, naudodamasis jūsų pagalba, įdomiomis pamokomis ir savo norų ir pastangomis mokytis. Labai dėkoju, mokytoja Julija. Šiais mokslo metais pagerėjo mano elgesys. Mokytoja man nedavė pastabų ir papildomų darbų. Aš gal ir norėčiau važiuoti, bet neturiu laiko. Nors norėčiau turėti tokią garbę, kaip perduoti savo važiavimo galimybę. Šį trimestrą aš įdėjau begalybę pastangų, tai atsispindėjo mano pažymiuose. Viso tai aš nepasiekčiau. Ačiū ir ten visa eilutė ačiū prirašyta. 9 tai yra begalinis mūsų, mano ir mokytojos Julijos darbo ir nepasidavimo rezultatas. Kai nukrentami bedugnę, mes visą laiką iš jos išlipsim, nes mes įdedam daug pastangų ir nebijom suklupti. Nes mes atsistosim, nors ir visas mūsų mokslų kelias bus duobėtas. Brangiausias žodis šitame laiške man yra mūsų. Mūsų, kuris reiškia, kad tai nėra vien mokytojo darbas, arba vien mokinio darbas, vien mokytojo atsakomybė, ar vien mokinio atsakomybė. Tai yra bendras procesas. Ir galvodama apie šiandienos pokalbį, aš galvojau, o kaip pavyko to pasiekti. Ir tada supratau, kad iš tikrųjų pavyko, nes mokyti reikia ne vien dalyko, bet ir tai, kaip mokytis. Kai atvykau į mokyklą, man visi sakė taip, labai sunku ir programą nespėja išeiti, ir to nespėja, ir to neišmoksta, ir to neišmoksta. Visą laiką kalbėjome apie ką.
Ir dirbant aš supratau, kad kaip yra lygiai taip pat svarbu. Ir kaip atrodo tas kaip. Na, pirmiausia, kad teko atsisakyti naujos medžiagos dėstymo. Teko atsisakyti todėl, kad Z kartos mokiniai, jie išklauso. Ir galiausiai jie vis tiek pamėgsta tave kaip mokytoją, jie išklauso, jiem net gal malonu tai daryti, tačiau jie negirdi, jie neišgirsta. Ta informacija, kurią tu jam sakai, tarsi ateina, praeina ir išeina. Taigi, kartu su mokiniais mes adaptavome kai kurios seniai gerai žinomus metodus. Mokomės poroje, ar sukūrėme ir naujus, kaip spaudos konferencija, kur mokiniai pasiruošę spaudos konferenciją, uždavinėja klausimus, mokytoja atsakinėja ir tokiu būdu mokomės naujos temos. Nebylusis kinas. Štai taip nauja tema išaiškinama, niekam neištarus nė žodžio. Ar mokinys lygų mokytojas? Jau yra daug kas yra išbandę ir daug kas daro šitą dalyką, kad mokiniai veda pamokas, ar ne? Bet tai ne gabaliukas pamokos. Jeigu mes tai priimame kaip tam tikrą brandos įvertinimą, kaip tam tikrą atsakomybę, kai mokinys planuoja kartu, o mokytoja iš tikrųjų net nedalyvauja toje pamokoje, tiesiog sėdi, stebi, ir belieka jai tik džiaugtis. Taigi, mes atsisakėme naujos medžiagos dėstymo. Kitas kaip buvo refleksijos sąsiuvinis. Ir iš tikrųjų aš tikiu, kad tu išmoksti tik tada, kai supranti, ką tu išmokai. Nes viskas atrodo aišku, kol tu esi procese, bet tą sekundę, kai išeini iš proceso, kas lieka, tas ir lieka. Ir labai paprastai atrodo tas refleksijos sąsiuvinis. Tai data, tema, pasakojimų kūrimas, lūkestis, šiuo atveju mokytojai padedant patobulinsiu savo pasakojimo planą. Ir pamokos pabaigoje rašoma refleksija, susideda iš emocinės refleksijos, kuri pasako, kaip aš jaučiausi ir kodėl taip jaučiausi. Iš mokymosi refleksijos, išmokau, kad. Ir antrosios dalies mokymosi refleksijos, kuri pasako, aš nesupratau ir kodėl nesupratau. Šitame pavyzdyje man labai patiko dėl to, kad mokiniai netgi persipiešia rašymo schemas ir strategijas. Kas yra labai retai, paprastai vaikai iš tikrųjų parašo porą sakinių ir tai yra labai daug. Trečias kaip, toksai didelis kaip, tai buvo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje. Nes iš tikrųjų, kai duodi žmogui galimybę pasirinkti, čia ir Rasa jau minėjo, su pasirinkimu ateina atsakomybė. Su pasirinkimu yra prisiimama atsakomybė. Jeigu užduotį nurodo mokytojas, tai kas atsakingas už tos užduoties sėkmę ar nesėkmę? Mokytojas. Jeigu užduotį pasirenka mokinys, tai jau tampa jo dalyku. Štai kad ir pavyzdys. Turbūt ne iš karto matosi, kuo čia skiriasi šitie uždaviniai. Dabar turbūt aiškiau. Bet mokinys gali iš karto pasižiūrėjęs matyti, nori jisai dirbti savarankiškai ar nori dirbti poroje. Kiek informacijos šaltinių jis yra pasiruošęs apdoroti. Ir dar vienas dalykas, kad pasirinkimas visuomet yra tiesiogiai susijęs su vertinimu. Šiuo atveju nebelieka klausimo, kodėl man tiek, o kodėl man kitas pažymys. Ką šiaip tai tokią pamoką veikia mokytojas? Pažiūrėkime. Remiantis pokalbio taisyklėmis, pasiruošti viešajam pokalbiui, naudojant tiek ir tiek informacijos šaltinių. Vienas mokytojas gali gerti kavos, arba realiai mokytojas tokią pamoką turi galimybę dirbti ten, kur jo reikia. Reiškia eiti ten, kur yra neaišku, kur iškilo problema ir konsultuoti. Ketvirtas kaip, tai vertinimas kaip medalis ir misija. Šią metaforą aš išgirdau viename seminare ir supratau, kaip tiksliai tai nusako iš tikrųjų tai, ką aš darau. Medalis tai yra pasakymas, kas jau yra gerai, ką jau tau pavyko, kuo aš džiaugiuosi. Misija, o ką daryti toliau. Manau, kad jau net mano kartai iš tikrųjų netiko vien pažymys. Atsiverti sąsiuvinį, ten 7, 8, 10, 5, koks skirtumas. Man tai nepasako nei ką aš padariau gerai, nei kur man judėti toliau. Ir iš tikrųjų tas vertinimas, jisai pamokoje turi būti nuolatinis. Ar ne? Ir paskatinimas, ir padrąsinimas, ir komentaras, ir sudrausminimas. Bet kai mes jau prisėdame vertinti, kai mes jau prisėdame
suteikti tą kokybišką ryšį. Aš tikiu, kad yra geriau rečiau, bet išsamei. Štai namų skaitimo, atsiskaitimo grįžtamasis ryšys iš mokytojos mokiniui. Na, pirmiausia, tai yra struktūruota. Tai yra viskas aišku, už ką, kas, kaip. Neįskaitysite čia, tai aš tiesiog pažymėjau spalvomis, geltonai pažymėjau tai, kad galima įvertinti kaip medalis. Pasisekė, džiaugiuosi, didžiuojuosi. Žalia tai yra misija. Ko reikėtų? Parepetuok su tėvais, ateik pasikonsultuoti, atsiųsk skaidres anksčiau ir taip toliau. Mėlynai tai būtų tiesiog, toksai bendras komentaras, tam tikri klausimai, kurie gali užvesti kitą kartą ant kelio. Ir kalbant apie vertinimą, mokinio vertinimas kito mokinio, aš tikiu, kad yra lygiai toks pats svarbus kaip ir mokytojo. Todėl matote, jeigu mokytojos vertinimas 6, bendra klasių vertinimas 8, bendras pažymys yra 7. Kitos duris, kurias nori nenori teko atverti ir gana greitai, tai buvo durys tėvams. Nes vos pradėjus dirbti, tėvai labai, sakykime, taip kvestionavo darbo metodus, požiūrį į mokinį ir visus kitus aspektus. Ir aš supratau, kad jeigu jie liks už tų durų, nesupratę, kas vyksta, nepatyrę, kas vyksta, tai niekas ir nepasikeis. Gaila, kad iš tikrųjų tėvai mokyklos gyvenime iš principo dalyvauja fragmentiškai. Liūdna, kad jie labai fragmentiškai dalyvauja ir savo vaikų gyvenime. O tyrimai rodo visiškai atvirkščius dalykus. Tyrimai rodo, kad mokinių rezultatams, pasiekimams, savivertei ir visiems kitiems dalykams, kurių reikia mokykloje, po mokytojo didžiausią įtaką ir daro tėvai. Tai supratau, kad reikia kažką daryti. Viena mokytoja, plus vienas mokinys, plus vienas tėvas. Mes susirinkome ir prisiminėme seną gerą trišalės sutarties metodą ir taip gimė projektas Mokausi kartu su tėvais. 8 klasėje yra iš viso 12 mokinių ir 12 tėvų buvo pakviesti į projektą. Trišalės sutartis pasirašė 11 tėvų. Jų laikytis pavyko 7. Aš manau, kad tai labai didelis skaičius. Aš manau, tai yra fantastiškas rezultatas. Ir ką reiškia? Tai reiškia, kad aš paprašiau tėvų skirti 1 valandą savaitėje savo laiko, kad kartu su mokiniu atliktų kažkokią užduotį. Turėkime omeny, kad dauguma tėvų mokykloje, kurioje aš dirbu, net nešneka lietuviškai. Bet vis dėlto mes radome užduotis, kaip jie gali prisidėti prie bendro proceso, prie loginio mąstymo, ugdymo ir panašių dalykų. Ir aptarėme per šitą susitikimą, kuris realiai truko pusę valandos, daugiau mažiau, ir aptarėme bandomojo standartizuoto testo pirmojo bandymo rezultatus ir žiūrėjome, ko vaikui labiausiai reikia. Tada tokiu bendru susitarimu gimė tie individualūs projektai. Aišku, kad tai kainuoja labai daug papildomo laiko. Pirmiausia, kad mano laiko, taip, dėl to, kad kiekvieną pirmadienį jie atneša savo per savaitę padarytą darbą. Tada reikia teikti grįžtamą į ryšį, siūsti darbą atgal per vaiką į šeimą, ar ne, viskas aptariama, pasižiūrima į komentarus ir daromas nauja užduotis. Tačiau rezultatai, štai, mėlynas stulpelis pirmo standartizuoto bandymo rezultatas, oranžinis stulpelis antro, kurį parašėme vasario mėnesį, ir žalias jau galutinis prieš savaitę parašytas standartizuoto testo rezultatas. Kilimas jisai yra natūralus, ar ne? Bet aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto natūraliai atsirado ta grupė, kuri nedalyvavo projekte, ar ne, ir tokiu būdu galima tą kontrolinę grupę turėti. Tai mokiniai, kurie nedalyvavo, kurie pasirašė sutartis, tačiau jiems nepavyko jų laikytis, jų vidutinė pažanga buvo 1,69 balo. Džiugu, ar ne? Per metus vaikas padaro tokią pažangą. Tačiau mokiniai, kurie dalyvavo, padarė 2,71 balo procentinę pažangą. Skirtumas iš viso yra virš 1 balo. Ir net jeigu mes sakytumėm, kad tai per 2 mėnesius vargu ar čia nutiko stebuklas ir balas taip nepakilo, bet aš manau, tai parodo labai svarbu kitą dalyką. Šeimos, kuriuose tėvai dalyvauja vaiko ugdymosi procese,
kuriuose tėvams įdomu, kuo gyvena jų vaikas, demonstruoja gal ir didesnę darbą pamokų metu. Bet aš labai džiaugiuosi šio tyrimo rezultatais ir aš manau, kad tai turėtų būti didelis įgalinimas ir pastiprinimas tėvams, ir supratimas, kiek daug priklauso nuo jų. Paskutinė grupė žmonių, kuriai pasirinkau atverti duris, tai buvo mano kolegos. Ir visai neseniai prisimenu, kaip metodinio centro direktorius užeina į klasę, pirmadienis ir sako, laukiai manęs. Žinoma, sakau, laukiau, čia jūs turbūt dėl rytojus, rytoj mes vedam seminarą, jūs turėjote aptarti. Ir jis sako, ne, aš sako, pamokos stebėti jau, mes buvom susitarę, tu pamiršai. Ai, sakau, pamokos, gerai, tai sėskite, stebėkit. Mūsų su Vytautu santykiai yra tikrai labai šilti ir geri ir jis pasijuto labai nejaukiai, sako, jeigu tu pamiršai, tai gal aš ateisiu kitą dieną, tai gal mes galime, perkelti visą kitą. Sakau, ne, tai koks skirtumas, taigi jų pamoka, taigi vyks, jums stebėti. Tai reikia, tai sėskite ir stebėkite. Ir aš po to galvojau apie šį įvykį ir galvojau, kad realiai jis parodo visą 2 metų tokią patirtį darbo su kolegomis. Nuo pat pirmos dienos aš pakviečiau kolegas į savo klasę. Aš sakiau, mano durys yra visuomet atviros, jūs galite ateiti bet kada. Jūs neturite man nei pranešti iš anksto, nei paskambinti, nei pasiprašyti. Tiesiog ateikite. Bet, turbūt viena vertus mokytojai turi labai didelį krūvį ir ne visada turi tų laisvų pamokų. Kita vertus turbūt ir galvoja, pasakė, ar taip iš tikrųjų, kas ten žino. Bet per tas duris niekas netėjo. Ir tada aš nusprendžiau įsmukti į kolegų klases. Ir, kadangi neturėjau savo klasės, man tai nesunkiai pavyko, aš neturiu kur eiti, gal galiu pasilikti, pataisyti sąsiuvinių, taip toliau. Ir man tai puikiai pavyko. Ir niekas manęs neišvarė, aš ten pasidėdavau. Tačiau mokytojų nerimas ir tas toksai po pamokos, tai ar viskas gerai padariau, ar čia viskas buvo, čia taip toliau, aš supratau, kad mano buvimas neneša nieko pozityvaus. Mano buvimas, taip, aš daug ko išmokstu, taip, man tai yra geriausias būdas mokytis, bet tai daugiau atneša diskomforto, negu iš tikrųjų aš norėčiau. Ir paieškojus, vis dėlto aš radau formatą, kaip visiškai patogiai ir be nerimo ir įtampos galima atverti šias duris. Per 2 metus aš perskaičiau virš 20 pranešimų ir pravedžiau seminarų mokyklos, rajono respublikos mokytojams. Ir po seminaro aš paprastai prašau, kad teiktų man grįžtamą į ryšį. Ir norėčiau keliais pasidalinti, kurie manau, kad labai daug ką pasako apie mūsų mokytojus apskritai. Kaip jaučiausi? Aš jaučiausi puikiai, nes sužinojau daug naujovių ir galėjau klausti, kas tik man rūpėjo. Aš jaučiausi puikiai. Ten senai taip nebuvo seminarų metu, nes puikus bendravimas, daug naudingos praktiškos medžiagos. Aš jaučiausi gerai, nes galėjau pasidalinti patirtimi. Mes matome, kad mokytojams yra svarbu seminare ne vien ateiti ir išklausyti. Jau seniai niekam turbūt tai nebėra aktualu. Jie nori ateiti ir būti, dalintis ir išsinešti kažką, kas yra sintezė tarp to, kas išmokstama seminare, kas yra pertikima seminare ir tai, ką tu turi. Aš išmokau, kad diferencijavimas yra truputį paprastesnis nei maniau iki šiol. Tai turėtų būti praktiška. Aš išmokau, kad net ir išdirbus mokykloje daug metų galima daug ko sužinoti iš gerokai jaunesnės kolegės. Vadinasi, jau mūsų mokytojams nebėra svarbu nei titulai, nei laipsniai, nei kvalifikacijos. Mokytojai nori tai, kas yra pačiupinėjama, tai, kas yra praktiška ir tai, kas veikia. Didžiausias seminaro atradimas yra lektorės asmeninės patirties pavyzdžiai, nes tai daug vertingesnė informacija nei skaityta metodinė literatūra. Ir mano komentaras. Svarbiausia norėti dirbti ir dėkoju lektoriai už įkvepiantį pavyzdį. Nes kai nori ir kai matai, kad kažkas eina tuo keliu, turbūt atsiranda tas kelias ir tau pačiam.
Ir nepaisant labai, iš tikrųjų, 98% grįžtamojo ryšio yra labai pozityvus. Ir gaunu už tai ir tokių laiškų. Na, po seminarų atvyksta ir kitos mokyklos, ir į mūsų mokyklą, ir įvyko bendradarbiavimo seminaras toksai mokykloje. Labadiena, nesikartosiu, kaip likau apžavėta po jūsų seminaro, taip toliau. Aš atrašau, kad labai malonu ir čia prašau pasidalinti medžiagą, sakau, kad vėliau atrašysiu, šiuo metu esu labai užimta, bet atsiųsiu viską, ko jūs prašote. Lauksiu, atrašo mokytoja, bet taupydama jūsų laiką galėčiau kada ir užsukti pas jūs į pamoką, nes vis dar netikiu, kad ten viskas taip, kaip jūs sakot. Aš bandžiau taip dirbti, bet jie nieko neišmoksta patys. Aš neturiu pamokų ketvirtadieniais, tai galėčiau pas jūs užsukti į mokyklą, nes netoli gyvenu. Bet geriausia atvažiuoti netikėtai. Tada tikrai būtų be pakazūkos ir visiems galėčiau pasakyti, kad taip, jie tikrai dirba taip, kaip sako. Savo mokytojams pasakojau, atrodo visiems, kad čia kažkokia nesąmonė. Tai kitą savaitę šitos mokyklos mokytojas su direktoriumi ir dar keliais mokytojais taip pat atvyksta į mūsų mokyklą pastebėti kelių nepakazūkinių pamokų. Bet temos pačios įvairiausias, ar ne? Apie mokėjimą mokytis kompetenciją, apie vertinimą, apie patirtį, apie diferencijavimą, apie atsakomybę. Ir ne vienas iš šitų dalykų jis nėra kažko sudėtingas. Gal dėl to ir yra keista ir nuostabu klausytis tos patirties, kuri yra, na, sakykime, su šiandien matomas procesas ir matomas tam tikras pokytis ar ne jau mokiniuose, nes nėra vieno kažkokio stebuklingo dalyko, nei nėra išrasta kažkokia naujovė. Tiesiog tai yra dalykai, kurie yra jau žinomi, bet kažkaip neišbandomi, kažkaip paliekami už tų durų ir neįnešami į klasę. Gal ir dėl to yra sunkiau to patikėti. Pradėdama šią mokytojos kelionę, aš galvoju apie drąsą kaip apie ryžtą, kaip apie dvasios stiprybę, apie valią, ištvermę, kovą iki galo, nepasidavimą. Ir vis dėlto tie 2 metai, na, jie man rodo ir dar kai ką kitą. Jie man rodo, kad pirmiausia tai yra drąsa būti savimi. Būti ne vien ta Julija, kuri šypsosi, nuotrauka apšviesta saulės ir man šitas nuotrauka patinka, ar ne, tas vaizdas, bet ir būti ta Julija, kuri yra išsekusi ir nebeturi jėgų. Būti ta Julija, kuri yra liūdna ir nusivylusi ir nuleidusi rankas. Arba vaikiška, nesubrendusi ir kartu su mokiniais žaidžianti. Kad yra visų svarbiausia parodyti savo tikrasias spalvas ir būti tokia, kokia esu kiekvieną dieną, tiek mokiniams, tiek savo kolegoms. Ir kita drąsa, kurios labiausiai reikia mokykloje, bent jau prireikia man, tai yra drąsa mylėti. Na, ką reiškia drąsa mylėti? Na, pirmiausia, nebijoti pirmai pasakyti aš tave myliu, nebijoti mylėti kitą, nors jis yra visiškai skirtingas, ar tai būtų mokinys, ar būtų kolega. Mylėti, kai pyksti, kai esi nusivylęs, kai ne tavo gera diena. Ir po renkuosi mokyti vasaros stovyklos, mano spintoje atsirado renkuosi mokyti marškinėliai. Jie man reiškia, kad manimi tiki, pasitiki, kad aš esu bendruomenės dalis ir kad aš rūpiu. Ir šiandieną mano spintoje kabo kiti marškinėliai, kurie rodo, kad jį myli, tai tas jausmas nelieka be atsako. Ačiū.